Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šios dienos tema yra mano kreipimasis į valdžios institucijos ir jisai iš principo yra skirtas valdžios atstovams mūsų šalyje, mūsų šalies valdžios atstovams. Todėl kai kuriais momentais gali būti, kad jūs nelabai suprasite, apie ką eina kalba, nes tai daugiau yra teisiniai reikalai. Ir šita laida yra susijusi su tuo, kad prieš keletą dienų atsirado štai toks pranešimas. Matot, nematot? Aš perskaitysiu. Šis turinys negalimas šiame šalies domene dėl vyriausybės pateikto teisinio skundo. Ir kalba eina apie mano vaizdo įrašą, kuriame vaizdo įrašo pavadinimas atsakymas į klausimus apie tremtinius. Ir toje laidoje aš uždavinėjau tokius nepatogius klausimus mūsų šalies vadovams dėl to, kad man kilo labai įdomių sąsajų ir minčių dėl to, kaip vyko trėmimai, dėl kokių priežasčių vyko trėmimai, kas buvo tie ištremtieji. Ir panašu, kad mano pozicija, tie mano užduodami klausimai kertasi su oficialia pozicija. Čia dabar kreipiuosi į tuos, kaip ten įvardinta, vyriausybės pateikto teisinio skundo. Į vyriausybės atstovus, kurie pateikė tą skundą. Laukiu jūsų teisinių dokumentų, kurie mane kviestų į teismą, nes mes turime apie ką pasišnekėti. Pradėkime nuo to, kad šiuolaikinėje Lietuvoje yra toksai straipsnis. Tai aš pabandysiu surasti. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Teisės akto redakcija įsigalioja nuo 2026 metų 1 mėnesio 1 dienos. 120 straipsnis. Kolaboravimas. Lietuvos Respublikos pilietis okupacijos ar aneksijos sąlygomis padėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkinės neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 4 iki 12 metų. Dabar klausimas. Tie, kas bendradarbiavo šių dienų Lietuvoje, mes turime straipsnį dėl kolaboravimo ir ganėtinai pagal bausmę, aš sakyčiau, tai yra ganėtinai didelis nusikaltimas, svarbus mūsų šalyje, ne? Ir tada klausimas man kyla, o tai tie, kas kolaboravo 41 metais su naciais ir ne tik, kad padėjo, bet jie tiesiog žudė Lietuvos piliečius. Koks jų statusas? Būkit pasiruošę atsakyti į šitą klausimą. Koks tų šunsnukių statusas šiuolaikiniai mūsų Lietuvoje? Kaip Lietuva vertina juos? Kaip kovotojus už Lietuvos laisvę ir nužudžiusius milijoną žydų? Žydų. Nieko nedėtų. Jie nei kariavo, nei kažko prisidėjo prie Lietuvos, tos Lietuvos, buvusios Lietuvos gerbūvio blogėjimo. Aš nemanau, kad tie žydai kažkaip, sakykime taip, kenkė Lietuvai. Jie kaip taisyklė buvo ekonominis mūsų šalies ramstis visais laikais. Ir dabar juos paėmė išžudė ir mes tuos šunsnukius laikome kuo? Pasakykit man. Ir kai aš keliu klausimą, kas nutiko su visais tais bendradarbiavusiais su naciais šunsnukiais, man niekas negali atsakyti. Kur jie dingo? Kas su jais nutiko? Vien tik tais 44 metais prie nacių savanoriškai per vietinę rinktinę prisijungė 20 000 lietuvių prie nacių. Klausimas. Ką jie darė? Ir nereikia man visų pasakų. Aš turiu įsivaizdavimą. Aš šiek tiek esu susirinkęs informacijos ir įsivaizduoju, kuo jie užsiminėjo. Kokia Lietuvos oficiali pozicija tų kolaborantų atžvilgių. Dabar gerai klausimas. Pabandykime įsivaizduoti, kad visgi tuos kolaborantus atėjusi tarybinė valdžia išgaudė ir nuteisė už padarytus nusikaltimus. Ne už tai, kad kažkoksai lietuvis nešiojo
maisto davinį kariams vokiečių. Ne už tai, kad kažkas pildė dokumentus arba atlikinėjo kažkokias pagalbinės funkcijas, o už tai, kad jie žudė Lietuvos piliečius. Ir tarybinė valdžia tokius nuteisė, galimas daiktas, myriop. Ir dabar ką nori pasakyti Lietuvos valdžia, tokiem kaip aš ir kitiem piliečiam. Kad tai buvo, kad tie, kas žudė Lietuvos piliečius, yra geri, o tie, kas juos nubaudė, yra blogi. Jūs tai nori pasakyti. Kad atsakyti už savo veiksmus, nieko nepagristus, už žmonių žudimą, yra blogai? Gerai. Tebūnie. Jūs pasakysit, tai čia viena dalis. Tvarkoj. Lieka ištremtieji. Pabandykime įsivaizduoti. Iš to, ką aš jau pasakiau. Kad tų šunsnukių buvo nemažai, kurie žudė. Ir pabandykime įsivaizduoti, kad jie pasitraukė į miškus. Ir miškuose jam reikėjo išgyventi. Iš kur jie gaudavo maistą. Jiem kažkas padėdavo. Draugai, pažįstami, artimieji. Šiaip neįtin protingi žmonės. Pagal dabartinį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nusikaltimą padariusio asmens dangstymas irgi yra baudžiamas. Tai ką jūs norit pasakyti? Kad tie, kas padidinėjo nusikaltėliams slapstytis nuo teisinio persekiojimo, jie yra kas, didvyriai? Kaip taip? Kaip jūsų toj galvoj visą tai sutelpa, aš nelabai suprantu. Todėl laukiu iš jūsų kvietimo į teismą, kuriame mes išsiaiškinsim. Mes paprašysim teismo, kad būtų atidaryti archyvai, kad mes galėtume susirinkus grupiai asmenų įeiti į archyvus, gauti medžiagą ir mes nagrinėsime jau pagal tą medžiagą. O ne šitas jūsų pasakojo, ne šitas pasakas, ne šitos memuarus, prisiminimus įvairių šunsnukių, kurie žudė lietuvius ir už tai jiems teko atsakyti. Dar įdomesnis klausimas. Tai kas jeigu? Visgi buvo šunsnukių, kurie nusipelnė bausmės. Taip? Buvo šunsnukių, kurie prisidėjo prie jų slapstymo. Beslapstydami tuos šunsnukius, jie tapo nusikaltimo bendrininkais, nes, pavyzdžiui, beslapstant šunsnukį, tas šunsnukis ką nors nužudė, apiplėšė, išprievartavo. Ir jau iš beslapstančio asmens, padedančio slapstytis asmens, tas asmuo tapo nusikaltimo bendrininku. Tai pabandykime įsivaizduoti, kad tuos nusikaltimo bendrininkus kadaise Tarybų sąjungos valdžia nubaudė. Taip? Baigėsi Tarybų sąjungos valdžios periodas, atėjo nepriklausoma Lietuva. Ir ką Lietuva nepriklausoma padarė? Tiems tremtiniams, kurie buvo ištremti už įvairaus plauko nusikaltimus, galimas daiktas netgi sunkius nusikaltimus, pradėjo mokėti išmokas. Teisingai aš suprantu. Ką tai reiškia? Kad mūsų valstybė Lietuva nepriklausoma dabar šiai dienai skatina nusikaltėlius. Jeigu neaišku kažkam, kas, sakykime, žiūrovai žiūri, jeigu neaišku, tai supraskite, kad situacija yra sekanti. 90-aisiais Henrikas daktaras, atsiprašau Henrikai, bet toks esat jau pavyzdys. Ir kalbu dėl to, kad tiesiog vyresnis žmogus, dėl to ir kreipiuosi per jūs. Jis man nedraugas, aš jo nepažįstu. Tai vad Henrikas daktaras 90-ųjų metų eigoje buvo organizatorius nemažų nusikaltimų, nemažo kiekio nusikaltimų ir ganėtinai sunkių. Tai dabar kas gaunasi? Dar praeis 10 metų, jį išleis iš kalėjimo, dar praeis 15 metų, ką mes jam mokėsime išmokas. Jūs taip įsivaizduojat visą šitą. Ar jūs norite mane užčiaupti? Mano pozicija yra sekanti. Šunsnukius atstovaujančių asmenų yra 9 galybės, yra atskiros organizacijos, finansuojamos iš mūsų valstybės, iš valstybės piliečių surinktų mokesčių. Taip? Bet aš nepastebėjau nei vienos organizacijos, kuri atstovautų nužudytuosius. Aš nepastebėjau, kad būtų viešoje erdvėje nors vienas žmogus, kuris pasisakytų tų nužudytojų vardu, kuris pasakytų, kad
Norėtųsi, kad atsakytų šunsnukiai už savo padarytus nusikaltimus. Aš suprantu, galimas daiktas iš jūsų, kaip jūs ten įvardinti esate. Vyriausybės. Taip. Galimas daiktas iš tų vyriausybėje dirbančių asmenų, kurie pateikė skundą. Jų giminėje yra tokių šunsnukių, kurie žudė su savo sėbrais. Žudė Lietuvos gyventojus. Ir aš suprantu, kad jums nemalonu, kai apie jūsų taip mylimą žmogų kalbama taip negražiai. Bet aš nekaltas, kad tas žmogus yra šunsnukis. Ir aš nekaltas, kad jis nuo jūsų nuslėpė teisybę. Ir aš nekaltas, kad jūs esate silpnaprotis, kuris nepajėgus nueiti į archyvą ir susirasti bylos medžiagą ir pasižiūrėti, koks iš tiesų buvo jūsų tas giminaitis. Tai ne mano problemos. Tai jūsų asmeninės bėdos. Ir nereikia ant manęs jų krauti. Tai štai tokia mano pozicija dėl tremtinių, dėl partizanų. Jo labiau, noriu atkreipti dėmesį. Visai neseniai buvo birželio 23. Ir nacionalinės debilizavimo priemonės eteryje buvo kalba apie birželio 23 sukilimą. Ir ten kalbama apie tai, kad dalis tų, kurie bendradarbiavo su naciais, labai negražiai elgėsi su savo tautiečiais. Ir ten kalba eina apie tai, kad buvo tikrų patriotų, kurie tikėjosi, bet man būtų labai įdomu sužinoti santykį, kiek buvo patriotų ir kiek buvo šunsnukių. Dar kitas klausimas. Naciai milijono žydų savarankiškai neįžudė. Ir aš kai mokiausi mokykloje, visą laiką buvo kalba apie tai, kad jie į Lietuvą naciai išžudė ten milijoną žydų. Ne jie žudė. Žudė lietuviai. Su nacių. Naciai su lietuvių pagalba. Tik vienas klausimas. Kiek tų lietuvių ir nacių buvo? Koks santykis? 10% nacių ir 90 lietuvių. Ar 90% nacių ir 10 lietuvių? Koks? O šitą klausimą mes atsakysime teisme. Ieškosime atsakymų į šitą klausimą, jeigu jūs taip norite. Nes šitas klausimas man yra labai aktualus nuo senų laikų. Dėl tos priežasties, kad mano seneliai 58, 60 metais, 58 turbūt kokiais, 59, Švenčionėlių, jeigu gerai pamenu, rajone padėjo legalizuotis vienam iš partizanų. Ir močiutė pasakojo tai taip, kad jaunas vaikinas buvo įtrauktas šunsnukių į savo veiklą. Ir nuėjęs prisijungęs prie to partizanų labai greitai suprato, kas tai per žmonės. Bet kelio atgal nebuvo. Ir laimingo atsitiktinumo dėka mano seneliai susipažino su seneliais, seneliams susipažino su giminaičiais. Laimingo atsitiktinumo dėka jį pavyko legalizuoti, sugrąžinti į normalų gyvenimą. Ir dabar man, kai pasakoja šitas pasakas, kad ten buvo nuostabūs žmonės, spjaunu aš jums į veidą, išsigimėliai. Taip, aš sutinku, kad ten vienas kitas patriotas buvo. Bet jie buvo patriotai iki to momento, kol nepadėjo slapstytis išsigimėliams. Kai tik pradėjo slapstyti nusikaltėlius, jie tapo patys nusikaltėliai. O kai tie nusikaltėliai padarė dar naujų nusikaltimų, jie tapo nusikaltimo bendrininkai. Ir iš principo, man sunku įsivaizduoti, kad tuometiniai toj visoj virtuviai ten liko, neliko, galėjo išlikti tikrų patriotų. Iš principo, žiūrint taip mano akimis, praktiškai visi jie turėjo tapti nusikaltėliais. Nes kito atveju nėra. Šiandien tiek.